Tapęs labai populiarus ir atpažįstamas po televizijos šokių projekto Šok su manimi, Jonas Nainys arba Giovanis iš radijo stoties ZIP FM turi 100 000 gerbėjų radijo laidos Radistai klausytojų. Ką patartų Giovanis vyrams siekiantiems užkariauti jiems patinkančios moters širdį? Drąsus, šmaikštus ir atviras. Toks Jonas Nainys šiame video siužete. Na, daugelis vyrų ateidami į grožio saloną prašo visada, žinai, kažko naujo ir nori naujai atsišviežinti savo išvaizdą, kad kartu gerai atrodytų ir gerai jaustųsi. Bet nedaugelis, tarkim, vidutinio amžiaus vyrų turi gerus ir vešlius plaukus arba apskritai iš vis jų neturi. Vienintelis būdas tai kompensuoti yra barzdos auginimas ir simetriškas jos formavimas, norint, kad veido bruožai išryškėtų. Šarūnui išryškinau liniją su Philipsu, kuris yra unikalus tom, kad turi lazerį, kurio pagalba galima labai geras linijas padaryti. Būtent taip, kaip pas mane mato. Forma svarbi tuom, kad pabrėžtų būtent veido bruožus. Šarūnui suformavau barzdą vien dėl to, kad būtent pabrėžtų jo veido simetriškumą. Stipriausias pasaulio žmogus Žydrūnas Savickas. Man sportas reiškia daug, kadangi visų pirma tai žodis, kuris apibūdina sveikatą, kvėpavimą, diafragmą, man kaip vokalistui tai yra tikrai daug ką reiškia, kadangi aš dainuoju ir labai ekstremalias natas, tai man labai tas padeda. Jo komanda – moterys, stilistės, vizažistės, modeliai, žurnalų viršelių herojės. Jis jau 18 metų apsuptas moterų atskleidžia jų grožį sustabdytoje fotografijos akimirkoje. Jis žymiausias Lietuvos fotografas – Gediminas Žilinskas. Tai galima būtų labai paprastai prižiūrėti. Ir svarbiausias turbūt dalykas, kad tikrai nedirgintų odos. Dėka unikalios galvutės slydimas per odą užtikrinamas labai glotnus. Ir netgi pats slydimas nedirgina odos, o dėka būtent 3 skutimo galvučių, tas skutimas tampa labai greitas. Plovimas. Labai paprasta priežiūra. 2 pasirinkimo būdai. Arba jūs tiesiog atidarote galvutę ir praplaunate po tekančiu vandeniu. Ypatingai paprasta. Jeigu vis dėlto laiko ir tam trūksta, jūs tiesiog naudojate specialią plovimo sistemą, įstatote, paspaudžiate mygtuką ir jis automatiškai prasiplauna, prasidezinfekuoja ir netgi išsidžiovina.